Konkretus rūpinimasis konkrečiu žmogumi, jo poreikiais ir reikmėmis, partijos ekonominės politikos pradžia ir galinis punktas. Kalbėjo TSKP CK generalinis sekretorius, TSRS aukščiausiosios tarybos prezidimo pirmininkas Leonidas Brežnevas 26-ame Tarybų sąjungos komunistų partijos suvažiavime. Liaudies vartojimo prekių gyventojams gamyba, paslaugų sferos vystymas – tai svarbiausias partijos rūpestis. Klaipėda. Viena kompleksinės racionalizacijos sudėtinių dalių – prekių pristatymas iš pramonės įmonių ir prekybos bazių į parduotuves konteineriais. Mūsų Respublikos prekybos darbuotojai pagrįstai laikomi šio darbo pradininkai šalyje. Būtent klaipėdiečiai pirmieji ėmė plačiai bandyti ir diegti konteinerizaciją prekyboje. Jiems ir buvo paskirta LTSR valstybinė premija. Šiandien konteinerių sistema pilnai aprėpia ne tik maisto, bet ir pramoninių prekių parduotuves bei susivienijimus.